lengviausiai filmuoti. Šiaip turėtų būti, kur nėra dekoracijų, gamtoj, tikruose kalnuose, tikram miške. Nu, jeigu ten savininkas leidžia ar dar kas nors, tada jokių problemų nėra. Bet jeigu reikia dekoraciją pasistatyti, tada filmavimas jau, kaip sako, problema būna tokia, kad visų dekoracijų pastatyti dideliam filme, nu, tiesiog fiziškai neįmanoma vienu metu. Ir vienu metu jas filmuoti. Todėl sudaromas filmavimo grafikas, planas, kuriame surašoma. Susitarus ir su režisierium, ten jau reikia suderinti labai daug dalykų. Aktorių, kada baigs statybininkai statyti pilį, kada apgyvendins dailininkai tą pilį. Yra sudaroma planas, eilės tvarka, nuo ko pradėsim filmuoti ir taip pamažu per visas dekoracijas, per visus objektus, taip kine vadina objektais. Ne dekoracija, bet objektais. Ir interjerus, ir eksterjerus, ir natūras vadina objektais. Gauni tie objektai numerius kokius nors ten. Viskas yra surašoma į tokias didelės papkes ir visi turi pagal praktiškai, jau kai patvirtinamas paskutinis tas planas, grafikas, tai jisai kaip toj grupėje filmavimo jis yra kaip įstatymas. Pažeist galima tik tai jį, jeigu įvyksta kokia nelaimė arba jeigu užsimano režisierius. Čia filmuota ne operatorius, čia filmuoja pašalinių žmonių, kaip vyksta repeticijos. Va čia pagrindinė aktoriai repetuoja. Čia antroji režisierė iš lietuvių trupės buvo. Šiaip vokiečių filmas, supratot. Čia jau dabar filmavimo pabaiga. Aktoriai visi, nufilmuota, kad baigėm filmuoti šitam objekte, visi laimingi. Operatorius, visi su vėliavom, su kokiu rekvizitu. Atrodo butaforinis kardų skambesys. Vien matot toks kažkoks matrasas, nes tie aktoriai krist, kad neužsimuštų, bet jo nefilmuoja tik ar kamerą ir atrodo, kad viskas gerai. Žinoma, būsit pabuvę filmavimo aikštelę. Aikštelė reikia kantrybės laukti, ar ne? Spėti, skubėti, yra suspėti ir dailininkai laukti. dažniausiai jau išvažiuoja į kitą objektą ir ramu, be kančių. Nu, čia iš to laivo jau buvo filmavimas, kaip ten tą piratą traukė su virvėm pro kylių. Nu, tokia bausmė pas piratos buvo, tai čia pasiruošimas. Čia laivo denis, tik tai denis buvo pastatytas paviljone po stogu. Nes lyja oras nuo tas, kad nesustotų filmavimas buvo su visais skiebais, su visko pastatyta. O tuo metu kažkaip kamera irgi filmuoja, tai čia filmuoja ten, kur pasislėpia jau. Jis eina švilpnės, nežino, kad natūroje šlykštus žalias fonas. Ir ant jo kompiuterio pagalba užleidžia jūrą ir atrodo laivas truputį judinamas dar šitas denis ir atrodo, kad jūra. Čia šventė, dar nesudegintas kaimas. Kažką ten švenčia visi. Ar per silpnai dega, visi ruošiasi tik tai filmuoti. Kai įsidegs geriau, tada. Nežiūrėsit filmą turbūt. Pažiūrėsit ir pamatysit, kaip atrodo tas daiktas nupieštas ir kaip jis atrodo paskui kine. Čia filmavom tokiam paprastam kaime, šiuolaikiniam, specialiai. Faneriniai medžiai, tuoj pasimatys ir namai. O ten toliau jau tikra gyvenvietė. Visi gandrai nupiešti, viskas čia tikra, ten
spalvos buvo daugmaž normalios. Ten nieko nėra. Problema buvo, paskui vieną dieną pakilo labai vėjas, pradėjo vartyti mums. Nu, jau principė pamatėte, ne? Nes čia dabar jinai dainuos ten. Čia eskizai nespalvotam kinui duburys. Peržiūrėjom, paskui aš, kai rodysim kiną, nu galiu pasakyti, čia pavyzdžiui yra bendrabutis. Ten gal mes atsisuksim tą sceną ir pasižiūrėsim. Kartais netiksliai tai būna, bet būna ta pati nuotaika, nes randi kambarį mažesnį arba langai kitokį, dar kas nors. Tai prisitaikyti reikia. Čia laikotarpis filmo yra maždaug 70-60 metai. Nu, žydintys sodai anykščios. Ilgai ieškojom. Gal pabaigoje rudenį filmavom ir reikėjo ant medžių kabinti dirbtinius žiedus. Kaip darytume daug žiedų sode, kad būtų aplipęs žiedais? Neturit minčių? Nu taip žydi sodas. Ėmėm tinklą, ploną žvejybinį ir gniaužėm popieriukus nedidelius baltus, kepėm su laša ant susikirtimo tinklo daug klijų ir popieriuką daug pridėjom, visas tinklas nukloti kambariai. Prispaudžiam kažko, biškį pridžiūsta, paskui sugalvom su tokiu plasmasiniu pistolėtu plasmasiai tirdinti, su tuo dar greičiau. Ir nuvežimą ant medžių. Žydintis gausi, ten šakį rodėm, kad ten popieriukai. Tai va. Norėjom tą iš muziejaus garvežį atgaivinti, bet labai pasirodė sudėtinga. Jeigu skaitėt ir atsivedėt, ten jie šokinė nuo medžio. Mes ilgai ieškojom medžio, bet paskui atvažiavom ant tilto ir žiūrim, kaip tigaliai šokinėja nuo jo. Ir mes sakėm, viskas, jokio medžio, nuo tilto šokinėsim. Jo. Dekoraciją prisitaikėm senoje apleistoje ligoninėje Vilniuje, kur bomžai gyvena. Ir pasidarėm savo kambarį, ten galėjom ir sienas griauti, ir purvinti, nu viską beveik, sugriauti negalėjom. Taip kad, o dailininkui tai kol kas dar visą laiką sunkus darbelis. Ir nelabai žinai, ką jis ten veikia. Ypač šiuolaikiniam filme. Kam jo reikia net praktiškai. Bet jeigu įsižiūrėsi, tai ateis minčių, ką ten padarė dailininkas, o ką ne. Jeigu neatskirsi, tai reiškia gal ir neblogas dailininkas, jeigu nesijaučia. Arba jeigu jaučias dekoracijos, tai gal taip reikia specialiai, kaip tam. Suokrati specialiai stebiu ir žiūrėjau. Nu. Tada yra bėda žinojimo kažkokio kino, kai nežiūrėt filmo, žiūrėt, ką mes padaryti. Visų čia bėda, kai jau tik tai pradedi to užsiiminėti, paskui normaliai nebegali. Jau labai geras filmas, tada, kaip sakant, pirmą kartą žiūrė ir kartais užmiršti viską. Bet jau turi būti labai geras filmas. Sėkmės kine.